nežinau, gal sakyti labas rytas, vieniems galbūt diena, kitiems galbūt rytas, bet galbūt ne taip svarbu sveikintis, kaip svarbu sveikinti. Ir šiandien mes su Narūnu norime pasveikinti atvykus visus į Lietuvos edukologijos universitetą, į konferenciją Aš ir kalba. Sveiki, man taip pat malonu matyti jūsų šviesius veidus šią gražią pavasario dieną. Ir niekuo kitu tauta nepreikš savo širdį, sielą ir dvasią taip, kaip savo kalba. Tai dar kartą sveikinu jūs susirinkusius į antrąją Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros organizuojamą konferenciją. Džiugu jūs matyti, tikimės sulaukti jūsų jau kaip studentų ir sėkmės. Mes džiaugsimės visų jūsų darbais. Ir džiaugsimės vien todėl, kad jūs atvažiavote čia, atėjote čia pas mus į šią konferenciją Aš ir kalba, o jeigu jūs jau esate čia, vadinasi iš tikrųjų apie kalbą ir apie savo požiūrį į kalbą, nes yra Aš ir kalba, tai vadinasi nuo savęs pradedate, taigi jūs turite ką pasakyti. Nieko nėra gražiau, kai jaunimas, moksleiviai turi ką pasakyti apie kalbą. Kalba yra labai įvairi ir jūsų pranešimai labai įvairūs. Vieni yra apie tą kalbą, kuri mūsų vadinama prestižinė, kiti yra apie įvairias jos akmenis, kurios taip pat spalvingos, kurios taip pat yra mūsų savastis, na tik bus labai įdomu pažiūrėti, kaip jūs jas gebate derinti ir kaip jūs randate jų vietą savo gyvenime. Aš jums labai linkėčiau būti tais kūrybiškais žmonėmis, kurie žinodami taisyklės ir nevaržydami savęs kūrė mūsų kalbą. Norėčiau iš tikrųjų palinkėti jauniesiems mūsų tyrėjams ir tyrėjams didelės sėkmės. Labai smagu, kad jūs nepabūgote, tie, kurie atvykote iš toliau tokios varginančios kelionės šitą vasariškai šiltą dieną. Labai smagu, kad jūs domitės kalba, kad mylite ją, kad norite išreikšti savo asmeninį požiūrį į kalbą, kad norite parodyti tiesiog savo kartos kalbinį suvokimą. Labai smagu matyti daug gražių šiltų akių. Aš žinau, kad pokalbis bus geras, žinau, kad jis bus šiltas ir tikiuosi jaukus. Kalba yra tam, kad žmogus galėtų bendrauti su kitu žmogumi. Tai va šito tikro žmogiško bendravimo kalba ir apie kalbą aš vis visiems ir savo taip pat labai linkiu. Geros dienos. Ir išrinkti 10, ir išrinkti 20 populiariausių lietuviškų žodžių, kurie reprezentuotų lietuvių kalbą. Jaunosios kartos aktyviajame žodyne vis dar gyvuoja archajiški lietuviški žodžiai. Toks kaip žodis skalsos. Gal turite klausimą? Aš tikiuosi, kad turite. Na, jei neturite, tada tikriausiai. Aš turiu. Jeigu ar neturi kas nors klausimų. Prašom. Tai mūsų, bent jau kai mes darėm šitą darbą, įvyko tokia įdomi diskusija su viena iš mūsų vadovaujančių mokytojų, kai mes pradėjom žiūrėti mūsų pačių klasės moksleivių pasiūlytus žodžius. Ir ten buvo tokie žodžiai kaip laba diena, viso gero, centras. Ir man pasakė, kad jūsų klasė labai neįdomi, siūlo tik tokius žodžius, kurie kiekvieną dieną yra vartojami, o ne pasiūlė, pavyzdžiui, tokių žodžių kaip gintaras, tėvynė. O aš atsakiau, kad jeigu tas žmogus, kuris atvyksta į Lietuvą pirmą kartą, manau, nėra patys svarbiausi žodžiai, bendrauti tai yra tie, kur gali paprašyti ko nors, paklausti. Poetas, vertėjas, daugybės literatūrinių premijų laureatas Vladas Braziūnas Raudondvaryje oficialiai pradedant tarmių metus yra pasakęs: tarmėjoje gimusi pirminė esmių kalba. Pasaulis pažintas per ją. O jūs mokykloje per pamokas kalbate bendrinė kalba, su mokytojais atsakinėjate ką nors? Taip, per pamokas bendraujame bendrinė kalba. O per pertraukas tarpusavyje? Būna, kad kalbame tarmiškai, su draugais dažnai kalbame.
kalbam tarmiškai, nes mokykloje yra skatinama, kad neužmirštų savo tarmės ir ją kalbėti. Ar tavo aplinkoje yra žmonių, kurie gėdėsi savo tarmės? Taip, pasitaiko, kad yra tokių žmonių. Ir ką tu su jais darai? Gal galėtumėte pasakyti, iš kur aš esu? Daugiau dar pasakykit. Taip, ką nors per daugiau maža. pasakykit. Iš Kėdainių. Šalies kalbos prestižas auga, esant tam tikroms vidinėms ir išorinėms, ekonominėms bei politinėms sąlygoms. Šalies viduje turi būti remiama ir puoselėjama pagarba gimtajai kalbai ir kultūrai. Šalis turi turėti gerą nuomonę apie save užsienyje bei aukštą makroekonomikos lygį. Ekonomika ir valstybės atvirumas yra vieni iš pagrindinių veiksnių, keliančių kalbos prestižą. Prieš kurį laiką buvo atliktas tyrimas kalbos būklės situacijos ir konstatuota, kad Vokietijoje yra didžiulis pakilimas ir susirūpinimas kalbos prestižu, nes tarptautinės kompanijos daugiau vartoja anglų kalbą pačioje Vokietijoje. Ir tas pats Giotės institutas yra ėmęsis daug akcijų ir konstatuoja, kad visame pasaulyje vokiečių kalbos mokomasi vis mažiau ir Lietuvoje, beje. Tai čia turbūt ne visai priklauso nuo ekonomikos stiprumo. Taip, aš noriu pasakyti, kad būtent tos šalys turi prestižinę kalbą, kurios yra pačios stipriausios ekonomikos. Tai kaip Jungtinės Amerikos valstijos, Japonija, Kinija. Iš tikrųjų, stipriausios pasaulio 3 valstybės turi prestižinės kalbas. Panagrinėjus vardų statistiką, kurią pateikia gyventojų registrų centras, aš pastebėjau, jog tam tikro laikotarpio vardai, populiariausi vardai labai atspindi tuo metu vykusius įvykius, vyravusias nuotaikas. Taip, būtent. Taigi Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1990-98 metais, bei Lietuvai švenčiant jos vardo paminėjimo 1000-metę, populiariausi buvo lietuviški senieji tautiniai vardai, tokie kaip Jonas, Gediminas, Mindaugas. Ir tai atsitiko būtent dėl to, manau, jog tuo metu buvo labai pakilios žmonių emocijos, jie prisiminė lietuvių istoriją, kultūrą, tradicijas. Tai mano pavardė yra pravardinė, kuri reiškia krosnį, nes Muralis yra senoviška krosnis. Taigi visa mano didinga praeitis buvo paneigta, bet aš labai džiaugiuosi, aš turiu lietuvišką senovišką pavardę, nėra čia kokie. Žemaitiška, Muralis, žemaitiška eilė. Taip, taip, taip. Tikiuosi pasistiprinate ir esate pasiryžę keliauti po išties ypatingą kalbos pasaulį. Mes šiandien norime pakalbėti labai aktualią temą. Visai neseniai žiniasklaida tarsi atrado naują problemą – didėja mokinių neraštingumas. Lygiai tas idealizmus susijęs mano klausimus, ar jūs patys komentarus rašot kartais internete? Taip, prisipažinkit. Sakykit, o vartojat ten rašydami visiškai taisyklingą tobulą lietuvių kalbą? Aš nežinau, kiek mano lietuvių kalba yra tobula, bet visada stengiuosi rašyti su visom ž nosinėm ir stengtis dėtis kablelius. Gerai, tai mes jūs labai lengvai atpažinsim iš komentarų. Kalbant apie mūsų darbo pavadinimą, pačioje darbo pradžioje jis buvo šiek tiek kitoks ir skambėjo, ar šiuolaikinės informacinės technologijos skurdina gimtąją kalbą. Buvome nusprendę eiti viena linkme ir kalbėti vien tik tai apie kalbos skurdinimą. Tačiau pradėję gilintis, ieškoti daugiau informacijos, supratome, kad vyksta šioks toks karas tarp tų, kurie teigia, jog mūsų kalba yra skurdinama informacinių technologijų ir tarp tų, kurie mano, jog informacinės technologijos skatina žaibišką žaidimą kalba.
Na, rengdama šį darbą, mes ir pačios tapome savotiškomis konkurentėmis, nes į visą tai aš žiūrėjau šiek tiek konservatyviau ir sakiau, jog šiuolaikinės informacinės technologijos skurdina mūsų kalbą. Na, o aš pažvelgiau šiek tiek tolerantiškiau ir priimu tą nuomonę, kad šiuolaikinės informacinės technologijos gali skatinti kūrybiškai žaisti kalbą. Mes manome, jog žaidimas kalba gali prisidėti prie asmenybės kūrybiškumo ugdymo, tačiau tik protingas žmogus sugeba jausti ribą, kada žaidimą reikia jau baigti. Na, o mes norime įrodyti, kad ne tik mes esame susirūpinę šių klausimų, nes daina, kurios labiausiai bijojo Albertas Einšteinas, geriame kavą su draugais, visų jaunuolių akys nukreiptos į telefonus. Diena pajūryje irgi leidžia labai aktyviai. Pasimatymas. Turbūt išmanieji telefonai šiuo atveju buvo įdomesni ir vertingesni negu muziejaus eksponatai. Geidaujame su artimaisiais. Visų akys tai podus. Poėmė stalo. Čia žaidžiame su artimaisiais. Na ir Albertas Einšteinas sakė, aš bijau tos dienos, kai technologijos užgoš mūsų žmogišką bendravimą. Pasaulis išsiugdys idiotų kartą. Argi negraži tarmiška kalba? Kokia jūsų nuomonė tai? Ir mes laukiam, kol galų galia pabils. Na, bendrinė kalba. Galime kalbėti ir suvalkietiškai. Iš Marijampolės rajono, Vilkaviškio miestelio. Taigi vis dėlto mums labai yra skaudu, kad vis dėlto nyksta tokios tarmės, tikrai tai yra mūsų tautinio tapatumo ženklas. Visgi juk būtų labai apmaudu, jeigu išnyktų bent jau man asmeniškai tokia kaip žemaičių kalba. Taigi kviečiu pasiklausyti vieno tokio žemaitiško tekstuko. Pranas Žvinklys. Sena kalba rata. O tavo pometė da tebė ta melodija. Kap terpst špolelį seną kalba rata. O gal tik monina taip pavodį. Ką nėra podis. Pagaliau išaušo ir mano akimirka. Turėsiu teisės pasireikšti. Taigi, daktaras Jonas Basanavičius, vilkas ir kirpėjas. Vieną sykį iš vieno kaimelio keliavo vienas kirpėjas link Marijampolės. Ir miške staiga jį užtiko vilkas. Jisai sako, kirpėjau, atiduok man pinigus, nugalabysiu. Kirpėjas, būdamas kytras, šmikšt, palindo po vilku, išsitraukė savo dideliausias žirkles, nusitaikė, ištempė vilkų uodegą, nusitaikė su žirklėm ir sako, arba bėgė, arba kirpsiu. Noriu pasakyti vieną pastebėjimą, kad jūs turėtumėte pasidžiaugti, kad, sakykime, pas jūs dar mieste iš viso vyksta ar kažkokios pamokos su tarmėmis ir panašiai. Pavyzdžiui, mes Vilnių mokyklai visiškai neturim, beveik nesam prisilietę prie to. Jisai mano aplinkoje žmonės, aš tikrai galiu prisipažinti, aš tikrai neatskirčiau, kokia būtų tarmė, visi mums šnekėtų tarmiškai žmogus. Na, o norėdama parodyti dzūkiško šnektos grožį, aš jums papasakosiu apie savo dienos rūpestus. Spindulys ir man pro langų smigo akys, nubudau, išsicėsiau, pasiražyviau, atsistojau ir pradėjau naujų dienų. Aš galiu vieną klausimą. Iš tikrųjų, buvo galima bet kuriam čia užduoti, kas skaitė apie tarmes. Jūs labai daug kas vis kalbate apie tą tarmių išmokimą. Aš norėčiau paklausti, kaip Jūs manot, ar realu išmokti tarmę, jeigu jos negauni iš motinos arba iš senelių? Jeigu jos iš vis neturi, ar realu ją išmokti? Žinoma, visiškai jos neišmoksi, bet jeigu bendrauji su žmonėmis, kurie ją moka, kažkiek ir pats persiimsi to jų kalbėseną. Ar iš praktikos? Ar išmokta? Pramokti. Ar tu esi pažiūrėjus į save iš šalies, kaip tu šneki bendrinę kalbą ir kaip tu šneki dzūkiškai? Taip, iš tikrųjų bendrinė kalba, tai kažkaip prarandu lyg ir save pačią. O kai dzūkiškai kalba, Tu buvai nepaprastai įsitempus, kai šnekėjai bendrinę kalbą. Ir taip atsipalaidavai ir visai kitaip veidės, iš tikrųjų. Nes čia tavo gimtoji kalba. Mes žinom tau padydėm, aš tai asmeniškai labai.
ištiesiam ranką į priekį ir sakom, šaunuolis, šaunuolė sau, puikiai padirbėjai ir tada išvardinam. Tai paplokim pirmiausia visoms, visiems. Sveikinam ir dar laukiam. Ai, atsiprašau, aš iš eilės, tai atsiprašau. Toliau daryti. Ačiū. Išmokėm, nebereikia išeiti. Na ir aišku, klaipėdie. Ir mokytoja šio ir mokytoja iš ir aišku, Aira Rukauskaitė ir Sodų jau nebesijaudinti, viskas buvo jau. Taip, ir labai noriu padėkoti Jurgitai ir visam edukologijos universitetui, kad jie suorganizavo tokią konferenciją, kuri vyksta labai šiltai, labai nuoširdžiai ir kur iš tikrųjų ne tiek tas mokytojas čia rodais, bet pats mokinys gali save parodyti, jis pats dirba ir jis jaučiasi čia labai jaukiai, jokios konkurencijos, jokios baimės nėra. Iš tikrųjų labai labai ačiū. Dirbkit ir toliau šitą darbą, su malonumu atvažiuosim. Labai Su Dievu